puikiai subalansuotas, kupinas skonio ir tiesiog nerealiai greit pagaminamas patiekalas. Jeigu mes pirmajam recepte turėjom daug, galima sakyti, žaidimo gaminam, tai čia visiškai nereikalaujantis pastangų patiekalas. Plakta rikota su grūzdintais niokiais ir paskanintas keletą tiesiog fantastiškų akcentų. Gaminam? Maistas nėra tik maistas. Tai atradimai, tai patirtis, tai šventė. Gardus maistas gimsta iš meilės, nes jūs nusipelnote geriausio. Mums gaminti yra šventė. Šį patiekalą galima padaryti super greitai, bet turint dar keletą pagalbininkų virtuviai, užtruks vos keletą minučių. Reikės tik palaukti, kol iškeps niokiai. Pradėsiu ne nuo niokių, o nuo rikotos kremo. Jis bus tarsi toks plaktas, šilkinis kremas, turintis tam tikrų tokių labai išraiškingų prieskonių. Citrina, česnakas ir parmezanas, bet žinoma svarbiausia yra rikota. Rikota tai toks kremas tarp varškės ir sūrio, pavadinkim. Taigi jo maždaug 250 gramų. Žinoma, galima būtų bandyti išplakti ir ranka, bet kaip ir minėjau, šitas patiekalas turi būti greitas ir labai lengvai paruošiamas. Citrino žievelė. Labai stipriai padauginti nereikėtų, pusės citrino žievelės tikrai pakaks ir nutarkuojame tik patį paviršių, kad nepaliestume baltosios dalies. Turėtų pakakti. Toliau česnakas. Česnakas, viskas priklauso nuo to, kaip labai jį mėgstate. Aš tikrai mėgstu česnaką ir įdėsiu 2-3 tokias nedidelės skilteles. Truputėlis druskos, truputėlis šviežiai maltų pipirų ir truputėlis parmezano. Parmezano mes daugiau dėsim į pačius niokius, todėl čia dedam tik tais kaip prieskonį. Labai puikiai tiks kokios nors žolelės. Jeigu turite šviežių, tarkim čiobrelių, raudonėlio, porą šakelių, pagyvins skonį. Taip, tik lapeliai. Ir pačiu greičiausiu režimu plaku iki tokios kremiškos, šilkinės masės konsistencijos. Po 2 minučių plakimo gaunam gražią šilkinę masę ir pabaigoje keletą šaukštų aliejaus. Puikiai tiks tyras alyvuogių aliejus, jeigu turite skanų, pavyzdžiui, rūkytą arba su jūzu, tačiau mes darom patiekalus ypatingus, todėl aš pasinaudosiu progą įpilti aliejaus su baltaisiais trumais. Vos šaukštas kitas padarys šį patiekalą žiauriai gerą. Wow. Kremas paruoštas, kaip visą laiką reikėtų paragauti. Bomba. Labai skanus. Trumo aromatas, česnakėlio aštrumėlis ir kreminė konsistencija. Gardumėlis. Kremas paruoštas, galim gaminti pačius niokius. Žinoma, galima gaminti juos ilguoju būdu, virt bulves, trint, maišyti, bet galima užsukti gardų parduotuvę ir įsigyti jau mūsų klientų labai pamėgtų, paruoštų niokių. Ir juos galima ne tik virti. Žinoma, išvirėjai irgi labai skanus, kokį nors padažų, tačiau galima juos ir grūzdinti ir be jokio virimo. Taip jūs sutaupote labai daug laiko. Dubenėlis. Gaminame kokias 2 porcijas. Tai
maždaug pusę pakelio. Perkraut gruzdintuvės niekuomet nereikia, nes tuomet netolygiai iškepa. Aliejus, geras, tyras alyvuogių aliejus porą šaukštų, tam, kad geriau apsiveltų prieskoniai. O prieskoniai labai paprasti. Bent jau aš rekomenduoju įdėti šaukštelį džiovinto raudonėlio, šaukštelį džiovinto baziliko, šaukštelį čili dribsnių ir daug parmezano. Parmezano reikėtų tarkuoto, kokį pusę stiklinės, galbūt šiek tiek mažiau, ir sutarkuoto per kuo smulkesnę tarką. Viską išmaišau. Jeigu matom, kad prieskoniai ne visi aplimpa, galim įpilti dar šaukštelį kitą aliejaus, bet manyčiau, kad viskas kol kas atrodo puikiai. Įkaitinta gruzdintuvė, kaip ir minėjau, 200 laipsnių ir kepam 10-12 minučių, kas kokias 4 minutės ištraukiam, truputėlį pamaišom, pakratom ir dedam atgal. Na ką, beliko paserviruoti. Aromatas. Vau, tiesiog vau. Rikotos patalėlis. Žinoma, dar parmezano. Trumų aliejus. Ir keli lapeliai raudonėlio. Ir viskas. Greitai ir labai skaniai. Na, tikras gardų patiekalas, o kaip jį pasigaminti, žinoma, rasite užsukę į gardugardu.lt. Taip pat nepamirškite aplankyti mūsų socialiniuose tinkluose, nepamirškite prenumeruoti mūsų ir YouTube platformoje, jeigu netyčia praleidote kokį nors niuansą gaminimo, ten viską surasite video formatu. Labai norėčiau padėkoti mūsų rėmėjams, Kėdainių konservams, žinoma, Electrolux, su jų pagalba greitai galima pasigaminti tokius puikius patiekalus. Ir noriu pranešti džiugią naujieną, nuo šiol mūsų fizinę parduotuvę galite rasti ne tik prekybos centre Panorama, bet taip pat prekybos centre Pašilaičiai Vilniuje. Skanaus ir pasimatysime kitą šeštadienį per TV3. Iki!